gražus. Aišku, nelinksma, kai vėsu. Bet debesis tai gražus. Tikrai. Sveiki, vaikičiai ir mergyčkos. Sėdžiu prie aviliukų, vėjas. Bitukai nelabai skraido. Sezonėlis 2026 metų ritasi į pabaigą. Kažkiek tai neįprastai, netikėtai galbūt kažkam šiam dusgeliavimo teorijos playlistui filmukas, kuriame nepaišau kažką tai ant lapuko, o va sėdžiu prie avilių ir kalbu. Tai va tasai sezonas šių metų baiginėjasi, nejučia savaime kažkaip mintis dėliojasi, ima skaičiuotis tie viščiukai, žinai. Ir norėjau pakalbėti apie tai, ką nuveikiau šiemet, apie dalį tų veiklų, kurias šiam metam buvau susiplanavęs, o dar konkrečiau, tai apie tuos reikaliukus, filmukus tam YouTube'ai. YouTube'ai, ką. Ir šiaip, žinokit, esu patenkintas praktiškai, nes panašiai kaip ir galvojau, panašiai taip ir gavosi ir tie rezultatai patenkina mano pirminius, tarkim, lūkesčius. Aišku, dar sezoną nebaigiau, bet tam tikrų minčių jau pradėjo dėliotis ir jas noriu įgarsinti. Šitas filmukas, kaip ir kiti filmukai, mano norų, kaip sakant, nors ne viskas nuo mano norų priklauso, neskirtas tiem praeiviam, o skirtas siaurai grupiai žmonių, bitininkaujančių, kaip čia pasakius, kaip ir tarp komentarų toks išplaukia apsikeitimas frazėmis, laikantiems bites ne arba nelabai, o labiau auginantiems bites. Nuo pat pradžių visų užuominom pabrėždavau, kad nėra tas mano kanalas ir ta informacija, kurią čionai žadu dalintis, skirta pradedantiesiems, žinai. Nes, pats turinys jisai nesiorientuoju ir populiarumą, ten, žinai, kažkokios tai skambios antraštės, kažkokios tai temos, erkių žudymas, dar kokie tai šakar-makar gražus, ten šaukiantis, rėkiantis paveiksleliai ir panašiai, montažai. Ne į tai orientavus, tiesiog tam tikra informacija, kuri įdomi yra tik tai siaurai grupiai bitėmis užsiimančių žmonių. Ir manau, man tai pilnai pavyko tam tikromis priemonėmis, darant ilgus filmukus. Nemažai informacijos pateikiant. Ta informacija pateikiant ne visiškai 100% sukramtyta. Kartais rodant daugiau, negu man pačiam reikėtų, bet tarkim sklaidant visus skorius, iš visų pusių parodant tokių šiek tiek vietom perpildymų, vietom nedadėjimų. Tai savotiškai suveikia kaip filtras, kaip aš ir norėjau būtent. Nes pagal tai, ką matau, tai ir prenumeratorių skaičius, nebuvo ten kažkokių puolimų, žinai, prenumeruotis ar ką, nes tarkim tokio turinio apie bitininkystę video formatų lietuviška kalba tai nelabai yra, ypač jeigu žiūrėt dar į vertingumą to, kas yra, tai realiai kaip ir nėra praktiškai. Tai vat nesiorientavau į tai ir tie filtrai suveikė.
Ir dabar, va taip neskubėdamas kalbu, su tuo tikslu, kad šitą filmuką nuo pradžios iki galo pažiūrės tik tai tie, kuriem tai tikrai įdomu ar aktualu, dar klausimas, bet jeigu įdomu, aktualumas spręsis po to, pas juos vėliau galbūt susigulės visi dalykai. Tai va ir šitą tokį pakalbėjimą darau iš dalies pats jaučiu poreikį, iš dalies va į tokį lėtą ir ramų darau, dėl vėlgi prisilaikydamas savo tų filtravimo kriterijų. Ta, ką daviau šitame playliste dūzgeliavimo tam teorijos, visos tos rekomendacijos kai kam ir, kaip sakant, mąstančiam, yra tokie, tarkim, kaip čia išskirčiau, yra bent jau dvi kliūtis tokias suprasti ir priimti tai, ką aš čia pasakoju. Viena tokia kliūtis tai yra, ar žmogus sugeba kramtyti informaciją. Antra kliūtis yra, ar tą sukramtytą informaciją sugeba praleisti papročia, žinai. Trečia tai yra jau ne kliūtis, o asmeninė žmogaus gebėjimai, ką ta praleista, sukramtyta informacija išeina į ką išgeneruoja. Va tokie trys tokios stadijos išskirčiau čia dabar taip. Tai va pas mane tie filmukai tokie nepilnai dekramtyti, kai kur perpildyti, o pati informacija, kuri duota, tos schemos, visa kita, jinai vietomis gali atrodyti, netgi tiems, kurie sukramtė ir perleido čia per savo galvą, per sudėtinga. Ir netgi kas perleido ir pradėjo generuoti, galbūt pradėjo matyti variantus ir paprastesnius. Tai visiškai tikėtina. O kodėl ta, tarkim, informacija, kuri duota tokia kaip šablonai, yra tokia biškai galbūt ir sudėtingesnė? Ogi todėl, kad ją bandžiau pateikti tokias kaip rekomendacijas, kurios maksimalių procentų suveiktų. Laikant bet kokias bites, ten kažkokias veislinės, neveislinės. Laikant miške, laikant prie namų, vežiojant prie kažkokių laukų žydinčių, nelygu sezono laikas. Suveiktų nepriklausomai nuo to, kokiais metais, koks klimatas, orų sąlygos kokios yra. Užtat jos yra tokios universalios, tikrai veikiančios. Ir esmė tame yra, kiek per tą visą dalyką, kas sugebėjo suprasti esmę tų visų reikalų. Ir tarkim, supratęs esmę, jau gali kai kurios dalykus, nelygu kokios bitės pas jį, nelygu kur laiko, nelygu kokios orų sąlygos, kurio periodo yra, gali ir kažkokiais paprastesniais būdais daryti tą patį, išlaikydamas tą visą esmę, jeigu ją suprato. Bet paprasčiau. Arba daryti kiek kitaip, bet savo turimom priemonėm. Savo avily, kuris skiriasi nuo manojo, kuriame rėmeliai kito formato ir panašiai. Viskas yra įmanoma. Svarbu suprasti tą esmę. O kad esmę suprasti, yra sukramtyti, gebėti reikia informaciją ir po to sugebėti ją perleisti pro savo galvą ir kad susigeneruotų reikiamos mintis būtent jūsų situacijai. Tai va. Mąstau dabar, kaip pratęsti tą mintį. Tarkim, apie tokias esmes galbūt tos mano sistemos, kurią jau baigiu pristatyti šiemet. Kas tame yra? Bitininkavimas be gydymo nuo erkių.
Pati esmė, jeigu imtume, tai yra 2 periodai per sezoną be perų auginimo po mėnesį. Tai iškrenta 2 mėnesiai perų auginimo ir tie perų auginimo 2 mėnesiai iškrenta praktiškai per šeimos tokį aktyvumo piką, neauginami perai, tuom pat kart nesidaugina ir erkės. Va tokia esmė, tokia būtų pati esmė. Kaip tas pas mane sukombinuota, nes ten jeigu pasižiūrėti internete, ten rašiau šiek tiek blogo, ten yra ten ir išlikę netrinių palikę, kaip ten tą darydavau, kiek kitaip negu čia dabar, aišku, nes viskas evoliucionuoja ir pas mane. Tai tie 2 periodai, kaip pas mane sukombinuoti. Yra toks senas labai metodas, tiksliai datos nepasakysiu, kada jis buvo paminėtas, bet esu tikras, kad jam jau 100 metų. 100 metų Karlui. Tai yra, kad toks metodas, kad jeigu per medūnešį bitės neaugina perų, tai visos jos neša medų ir automatiškai parneša daugiau medaus. Ir esu tikras, koks 80 metų jau tai yra naudojama bitininkavime. Neplačiai galbūt, bet manau ir Lietuvoje kokių 50 metų tikrai yra, kas tai naudoja. Ir tai nėra jokia naujiena, niekas. Nėra tai kažkoks tai furūras ar dar kažkokia tai nesąmonė, žinai, dėl kurios reikėtų čia sukioti pirštą. Tai yra visa karta jau antroji prasideda žmonių, kaip tai yra žinoma, naudojama ir apie tai nediskutuoti nėra ko. Tai bet pas mane tas 2 periodai be perų auginimo, ta esmė, kad nebūtų erkė, kombinuojasi tom pat kart, kad gauti naudą, su tuom, kad sveikinas kolega Frašalė važiuoja, su tuom, kad tuo metu netgi medaus daugiau surinkti. Ir čia kas, suprantat, išpučia akis, kad 100 kilogramų medaus iš šeimos, ne? Kokios čia nesąmonės? Supraskim tokį dalyką. Jeigu kažkas kažko nežino, tai visiškai nereiškia, kad kitas to nežino. Jeigu kažkas kažko negali, tai visiškai nereiškia, kad kitas to paties irgi negali. Ar nesugeba. Žinai. Tai tas 100 kilogramų nėra kažkoks tai kosmosas, mano akimis. Aišku, kas surenka eilę metų, daugybę metų, gerokai mažiau, netgi puikiais sezonais, tai tam vienaip atrodo. O yra kam, galbūt tas 100 kilogramų yra kasdienybė ir orientuojasi gerų sezonų į didesnius skaičius. Tikrai yra. Tai va. Taigi tas, tarkim, kad ir 100 kilogramą nemedaus, jeigu yra, nesvarbu, stacionarą, nestacionarą, tai apylinkė yra 2 geri medūnešiai per sezoną, tai būtų pavasarinis gegužė ir vasaros vidurys kažkur per Liepą. Ir geri metai išpuola savo orais, kad būtent tie augalai, tos vietovės, kurie tuo metu gali įskirti daug gausiai nektaro, jį skyrė ir bitės gali skristi. Tai tas 50 pavasarį, 50 vasarą yra visiškai realūs skaičiai, į kuriuos pilnai galima orientuotis. Bet aišku, viskas irgi priklauso nuo vietovės. O kaip ir pas mane, pavasarį, va tą gegužę ten yra, kad ir nebūtų ten kažkur tai, nors visada kažkur tai arčiau, toliau pasitaiko koks rapsų laukelis. Bet tai nėra, kad pas mane būtų vien tik rapsinis tas medus, nes daug, kaip matėte, aš šiek tiek rodžiau tų ievų, daug labai tų tokių žiedelių yra, kas dėl pavasario, tai bėdos nėra, ten savaitę gero oro ten prineša to medaus, nes žiedelių tikrai daug yra apylinkėse. Vat problemėlė būna tik tai vasarą. Vasarą vat yra tik tai vienas toksai galimybė gausaus medūnešio, tai Liepas. O Liepa toks unoringas augalas mano akimis, nes netgi esant geromis sąlygoms skirti nektarą,
jinai skiria nektarą tik gausiai apie savaitę tik tai. Tai vat kaip nelyg orai supuola, jeigu ta savaitė išpuola gera, tada yra šansas, kaip sakant, pas mane tą irgi paimti pedisoką ir vasarą, žinai. O jeigu ne, tai jau tenka krapštyti per tas, kaip birželį, liepą, ten kažką va rugpjūčio galbūt, žinai, dar pakrapšto aviečikių, dar visokių čionai, usnikių ir kitokių niekučių. Va taip, žinai. Tai taip pat ir prasideda ankstesnė vietoje, kur gyvenau, ten kitaip kažkiek buvo, nes jau kita vietovė, kitaip augalai, žinai. Nu, čia šiek tiek nuklydau dabar apie tą medaus kiekį, bet manau, į tai daug kas irgi atkreipė dėmesį. Tai apie tai šiek tiek ir užsiminiau. Nu va tokia, kur aš ten baigiau, esmė, ne, 2 periodai po mėnesį, 2 mėnesiai be perų auginimo, kas per pusę mažina kartų skaičių auginamų bičių, tuo pat kartu sumažina ir erkių kiekį. Ir tie periodai išnaudojami medūnešiams, kas irgi leidžia, jeigu geri metai savo orais, surinkti dar ir medaus periodų daugiau. Nu, kitas dalykas yra tos superbytės, nes tarkim periodas be perų auginimo, mėnesį, daug ką gąsdina, o kaip ta šeima bus po to, žinai. Ir tas toks gąsčiojimas jis turi savotiškai pagrindą. Nes, kad šeima regeneruotus, atsistatytų kažkiek, kiek reikia, 21 diena, kol kiaušinėlis pavirs bitutę išsiris naują bitutę, ne, ir dar savaitę, kad taptų maitintoja, kažkoks prasidėtų vyksmas, kaip mikrošeimelė pas mum vyko, kol jinai pagavo tą savo vyksmą, tą ritmą, žinai, 21 + 7, pilnas, kaip sakant, lizdukas, tol iš jos kažko tikėtis negali. Tai taip ir čia, žinai, tas toks yra šiek tiek nerimas, kiek tų bičių susidėvės per tą mėnesį, kaip jos po to perus augins tam tarpe ir panašiai. Nu ką galiu pasakyti, anksčiau ten, jeigu ir tą blogą, kas ten skaitinėjot, tai ten tų superbičių kaip ir nebuvo gaminimo, buvo tik tai izoliavimas, ne? Jeigu kaip pasakau, savaitę po izoliavimo tos superbytės vis tiek gaminas, bet tik savaitę, tai toks būna pirma tokia porcija, žinai, iš tos visos, jeigu tarkim tą bičių ritimąsi dalintume į 3 savaitės 21 dieną, ar ne, taip tas auga. Ir bitės 21 dieną, to tarkim tokiam porcijom, mane ristos ir jos tampa tam maitintojam, tokiam porcijom bičių tam tikrą kiekį, kurį galima paversti superbytėm. Tai ta pirma porcija, jinai su izoliacija jau pavirsta, o kitos porcijos jau nebepavirsta. Bet kitos porcijos jos irgi tampa tokiom stipresnėm bitėm, sakau, lygindamas jas su superbytėmis, nes turiu patirties ir tokios, ir galiu lyginti. Jos irgi tampa stipresnėm bitėm, nes jos jau nemaitino perų, bet jos neprilygsta superbytėm. Tai va taip, jeigu imtume visą tą kiekį, kai izoliavom mane, kas buvo peruose, tik izoliuodami mes tik grubiai, matematiškai, schematiškai, tikslios matematikos čia negalim išvesti, tarkim, tik tai iš viso to kiekio perų, kurį turėjom izoliuodami motinėlę, mes tik trečdalį jų paversim superbytėm. O kitos bus tiesiog stipresnės bytės, nemaitinusios perų. Ir tas, tarkim, tarpelis regeneracijos, o tarkim, aš vėlgi iš savo patirties, ką sakysiu, jeigu be superbyčių gaminimo, po tokios izoliacijos, jau kad pagautų vėl tą jėgą šeima, žinai, kažkiek regeneruotus ir toliau sezoną galėtų žinai, tęsti be jokių strigimo, be jokio net nepajustum, kad jin ten pasilpo ar kažkokia tai savaitė, žinai, buvo prabuksavimai, kad tas nesijaustum, jau reikia superbyčių, žinokit. Nes be to special superbyčių pasidarimo dar kažkur tarpe, dar papildomos porcijos, kaip rekomendavau, vienas į kitą, 12-15 dieną tame tarpe. Po to jau kai paleisim motinėlę arba naujais ir jis jau vėl savaimės, tai vienas reikalingas. Be to yra kitoks šiek tiek vaizdelis, be to jau ten reikia regeneracijai
bent 3 savaičių perų auginimui, žinai, kartais ten link 4 jau eiti, žinai, kad vėl jau būtų ta šeima pasiruošus sekančiam tam periodui be perų auginimo ir medūnešių. O darant va tas superbytas, va, kad ir patys matė, ten motinėlė atsirado, ten praktiškai per 2 savaitės jau turi stabdyti, nes ten jau per daug tiesiog, kad neužsikrautų jos savo darbų, galėtų užsekiuoti, toliau varyti darbų, žinai. Nu, skirias negaliu pasakyti kartais, bet kardinaliai skirias, žinokit. Vien tik tai izoliavimas, jeigu lyginti su izoliavimu plus superbyčių pasigaminimas. Lygiai, tęsiant tą pačią temą su superbyčių gaminimu, tarkim, ką kalbėjau, kaip tas superbytas tikslingai yra gaminti ir ruošiant žiemai, ne? Principas tas pats yra, tik ten jau, kadangi žiemai paruošus, kaip sakant, viskas baigės, gaunas, norint maksimalų tą kiekį paversti superbyčių. Nes patikėkit, ir pavasarį tai bus tikrai močnesnės bytas, nes turiu ir tokios patirties, kai tik tai žiemai tiesiog užizoliuoji, vėlgi ten be jokių papildomų superbyčių darymų, žinai. Ir tokios turiu patirties, ir darant superbytas, ir vėlgi galiu palyginti, tai pavasarį tai irgi jaučiasi skirtumas tarp tos šiaip perų nemaitinančios stiprios bytės ir tos superbytės. Kaip sakant, paskatintos nuryti daugiau mažiau to pienelio, žinai. Tai vat ir ta schema tu vėl tokia duota, žinai, nes, vat, kas kramtot ir praleidžiat, įsivaizduojat, kad bičių yra visokių, žinai, vienus savaime ruošiasi, ten galbūt į to nereikia, jo savaime mažins tos perus, eis į tą disbalansą, į tos gaminsis būtent superbytas, žinai, visas švariai nueis. O kitos bytas, jos to nedarys, žinai. Ten jau turi tu pats bitininkas tada, ko gero, pamodeliuoti, paizoliuoti tarpai, žinai, kad tą padaryti. Štai ta schema tokia yra universaliai, nepriklausomai nuo to, kaip sakant, kas su kokiom ir kaip ir kodėl ką daro, žinai. Nes visokių gali būti nesąmonių, ten, žinai, bus tos kokios durnos bytės, ne? Čia atrodys lyg viskas kaip ramiai vyksta, žinai, sakysiu, neizoliuoju, po biškį užpilinėjusi rūpiuką, jau ką jis lizdą piltų, žinai, ir mažintų tuos perus. Paprasčiausias variantas be izoliacijos. Sklandžiai, cikliškai užpilinėjai lizdą, užmaitindamas. Prieš tai, aišku, turi tą lizdą jau pasiruošti būtent žiemai tokio dydžio, kaip reikalingas. Ir ten tuk, mažėja vietos perų auginimui, viskas sklandžiai mažėja, nereikia jokių izoliacijų, viską užbaigiam, žinai. Ir prisigaminam tų superbyčių. Bet kažkokios bus durnos bytės, žinai, tu jom duosi sirupo, čia dar orai geri supuls, jos makt, kai pradės dar labiau auginti tos perus ir to sirupu jos šerti, žinai, ten lizdas, jeigu neparuoštas, tai prasme bus priešingas rezultatas ir taip gali būti. Žinai. Tai va. Štai tos schemutės tokios biškai sudėtingesnės atrodytų čia, bet jos yra būtent veikiančios, bet tokiom sąlygom. Ir jas būtent galima pasibandyti bet kam, bet kokioj situacijai, bet kokioj vietoviai, kad pasibandyti, pajausti, bet kaip jūs nukiras šeimelė, viską turi pačiupinėti. Pilnas supratimas atsiranda, kai pačiupinėjai. Internetiniai parduotuviai gali žiūrėti tos daiktus, rūbus, dar ką nors nuotraukas, atrodo viskas gražu. Bet realiai, ant kiek tau jie gražus, ar geri ir panašiai pajunti tik tai gavęs siuntinį ir pačiupinėtis. Taip ir čia, kaip sakant, viskas gali gražu atrodyti filmukuose, kad kažkur pas mane, žinai, kur aš darau. Nes aš daugiau ten kažką žinau, jaučiu, ne viską pasakau, ten gali tai padaryti. Tik pats pasičiupinėjęs matysi, ar tau taip gaunasi. Ar tau taip gaunasi, ar tu tikrai supratai. Nes mašinalus atkartojimas to visiškai nereiškia, kad duos tą patį rezultatą, ką matei pas kažkam. Jo, va šitas va filmukas buvo tikrai va tiems, kurie iš tikrųjų žiūri, tokia biškai kaip blevizga. Bet va taip aš sugalvojau, kad tokį va filmuką nufilmuosiu, kad tie, kurie tikrai žiūri, jį pažiūrės. Žinot, kas dabar bus? O dabar bus tai,
O dabar bus staigmena tiems, kurie žiūri mano tos ilgus filmukus nuo pradžių iki galo. Einu tuoj. Parodysiu jums vieną dalyką, apie kurį niekas nežino, o jūs žinosit. Kaip greitai subėgioji, kai pagreitini filmą. Tai va. Nežinau, matas, ne, atskrido medžioti bičių. Su tapka reiktų jį. Tai va. Kokia ta staigmenėlė. Būna dažnai tokių klausimų. Tam tose grupėse. Ką daryti su skruzdėmis aviliuose? Gal ir jūs susidarėt? Pas mane pasitaiko, žinokit, bet pas mane labai lengvai ta problemėlė išsisprendžia. Nežinau, čia visiems 100% tai suveiktų, bet pasidalinsiu, kad jeigu nerandat sprendimo, pabandytumėt, nes gal ir jums suveiks. Pats aš tą sprendimą atradau dar pradėjęs sodininkauti prieš eilę metų. Tai ten tas jaunus medelius, vaismedžius, tos irgi puola tos skruzdės su savo amarais nešiodamas, daro žalą. Ir radau tokį sprendimuką. Čia nebus reklama, niekas man už tai nemoka. Tokie vat yra grūdukai. Čia vadinas Ermitaže pirkau, bet čia ūkinėse būna ten tose skyriuose. Sodo, chemijos visokios ten. Vadinas Ataka. Šitas yra bliuė, tai tokie melsvi grūdukai, bet kažkada turėjau ne bliuė, buvo balsvi grūdukai, lygiai tas pats. Čia nupaišyta skruzdėlė, kažkoks tarakonas, kažkokia auslinda, žinai. Tai va ką su tuo reikaliuku darau. Čia yra kažkoks, matyti, grūdukai, jiems atrodo kaip koks tam skruzdėm, kaip cukrus, kaip kas skanus kažkokie reikalai. Tie. Ir jos jį nešas maistui. O čia iš tikrųjų yra insekticidas kažkoks tai. Tai va jos tą tipo maistą nuodingą parsineša pas savį lizdą, užšeria savo tą motinėlę, nes skruzdės irgi kolonijinis vabalas. Ten irgi yra motinėlė, kažkokie panašiais principais, žinai, kaip ir bitės gyvena. Užšeria tą savo motinėlę, kaput, kiaušinėlių nebėra ir viskas. Kolonija skruzdžių žuvo, problema dingo, žinai. Tada pirmas iki aš tą išbandžiau, žinai, prie vaismedžiukų, vat irgi galima panaudoti. Šalia ten šiek tiek nuo kamieno, arba jeigu matos takelis ant tų skruzdžių, tai iš vis geriausia ant takelio biškutį daug visiškai, truputėlį pabarstė, žinai. Svarbu, kad būtų nešlapia, tokia, kad būtų jie pūrus nešiojami, žinai, nelietaus dieną kokią, žinai. O vėliau kažkaip dingsta tos kolonijos. Nebėra ant tų vaismedžiukų, žinai, tų skruzdžių, tų amarų mažiau iš karto viskas normaliai, žinai, pasidaro. Ir kaip pirmas iki, žinai, pas mane kažkur tai buvo atsiradę tam tų irgi pievų, žinai, tų kolonijų pradėjo, tam pastebėjau nedaug tų, žinai, ne tokias problemas, kaip internete deda ten jau krūvom, žinai. Bet aišku, nieko nedarytum, tai ten su laiku ir krūvom pradėtų į ten tas skruzdės. Tai tiesiog prieki, žinai. Saviliukais labai nesinagrinėjęs, iš kurios pusės pareina. Kažkur tai pabarščiau iš kelių pusių. Aš nebėra. Jei kas svarbiausia greitai, ten 2-3 dienos baigė, žinai, problemėlę. Tai vat, toks būtų pasiūlymas kažkur pabandyti, aišku, tik nepilti patį avilį, žinai, nežinau, kokia ten pasiunta dėžė, žinai, ar kaip ten, kad, negalima, ten vis tiek medus yra, ten bitės ir visa kita, bet avilys stovi ant kažkokių kojelių, ko gero vis tiek, tai aplink kojelės visas apiberkit, nes tas skruzdė vis tiek per kažkurią kojelę lipa į tą avilį. Tai rasim tokius grūdukus ir turėtų galbūt suveikti. Pabandykit. Negarantuoju 100%, bet man padėjo ir padeda, žinai, ir manau padės. Išbandykit tą reikaliuką, nes galbūt tai bus tas
sprendimas, kurio jūs neranda. Tai va toks bonusėlis tiem, kas žiūri, tiem, kas klausot. Pabendrausim ir toliau, nes va, pabaigsim tą sezoniuką. Ir va būtent apie tą kalbėjau. Teorijų aš ten rekomendacijos bendrinės, o pats darysiu kai ką kitaip. Į, tarkim, mikrošeimelę be izoliacijų bandys. Bet ten mikrošeimelės playlistą bus. Išskyriau specialiai playlistais, kažkiek tai taip vat, akcentų sudėjau pats tematikas, kur tas vat, yra dusgeliavimas, tai yra vizualas, tai tas bitininkavimas be gydymo nuo erkių playlistas yra vizualas playlistui dusgeliavimas. Dusgeliavimas yra teorijos playlistas, o bitininkavimas be gydymo nuo erkių yra savotiškai vizualas, kaip pavyzdys, kaip vat, tai, ką teorijai pasakoju, kaip tai kažkaip tai atrodo, žinai, praktikai. O mikrošeimelė mūsų yra kitas eksperimentas, kurį pratęsim, ko gero, kitais metais, jeigu neužbaigsiu šito projektėlio, jeigu bus poreikis, tik man vidinis, tik žiūrovams, kaip sakant, noras matyti toliau istoriją, kas čia vystysis ir kur link judėsim su mažo korpusėlio fabrikėliu ir kaip tai atrodys pilną sezoną. Tokie va dalykai, tai tie 3 playlistai, jie yra skirtinga jų paskirtis, skirtinga funkcija, skirtinga šiek tiek informacija. Bet visi jie vienas kitą papildo ir tai, kas žiūri, tarkim, pilnai tos filmukus esate turbūt pastebėję, kad yra atsišaukimų su informacija, kai kitam filmuke papildoma informacija prisideda prie to, kas buvo pasakyta kažkur kitur. Tai va. Nu gerai, jau manau, laiko čia gavus tam filmukui, kad jis būtų ilgas pagal mano planą. Pagal mano planą. Aš čia planuoju. Tai va. Ir galima jau pabaigti šiandien. O savaitgalį laukia rimtesni šiek tiek darbeliai. Tai ten bandysiu juos dirbti, jeigu orai leis, filmuoti ir jums reklamuoti. Iki! Ilgos ir tamsios, bet ropšė žino, kambitas laukose blaškos, kai darbai nudirbti rankiai krenta į žemę dusgelyno visą nuo varginų plauna. Džekas su ledu, kai siela atsigauna, o savaitgalį su draugais jis tiesa visiems transliuoja.